Tai sveiki, ačiū Giedriui už pristatymą. Iš tikrųjų, esu advokatė, patentinė patikėtinė, dirbu advokatų kontoroje ALO, kuri jau daugiau kaip 30 metų gilinasi šitas temas ir saugo jūsų ir gina jūsų intelektinę nuosavybę. Tai apie žaliąją komunikaciją. Iš tikrųjų, jau lyg ir visi sutarėme, kad vartotojui tvarumas yra svarbu. Ir jeigu vartotojui svarbu, verslas tą poreikį bando atliepti. Kaip jis tą bando padaryti, tai čia yra skirtingų verslų ir skirtingų atliepimo būdų, bet noras, greenwishingas gal turbūt, jisai toksai yra. Ir kai jisai bando atliepti, iš tikrųjų pasirenka labai skirtingas to atliepimo formas. Paprastai praktikoje dažniausiai pasitaikianti yra forma būtent žalia vizualinė kalba įvaizdžiui kurti. Jeigu dabar išeičiau į gatvę ir man parodytų kažkas 10 prekių ženklų ir greitai paprašytų išsirinkti vieną, kuris yra žalias jų tarpe, aš turbūt kaip ir daugelis jūsų ieškočiau kažkokių elementų, kurie lyg leistų užčiuopti tą aplinkosauginę žinutę. Ir kai kalbu apie aplinkosauginę žinutę, tai mes turime suprasti, kad aplinkosauginė žinutė prekių ženklų temoje, tai yra kas? Tai yra reklama. Neprivalomas, bet komercinis pranešimas ir jisai yra grįstas tik tai ta žalia idėja, kad jis yra apie aplinkosauginį veiksmingumą. Ir kas yra tas aplinkosauginis veiksmingumas? Mes iš principo turime 3 žinutes, kurias galime pasakyti, kad aš esu mažiau nepalankus aplinkai, aš esu neutralus aplinkai, arba aš darau teigiamą poveikį aplinkai. Tai šitas 3 žinutes kažkaip bandoma įpinti. Ir kaip tai yra daroma, priemonių yra įvairių. Žalia komunikacija gali būti labai įvairi. Tai gali būti išreikšta žodžiais, tai gali būti išreikšta grafikai, spalva, gali būti pasirenkami, tekančių upelių garsai. Ir visa tai yra kurti, stiprinti, nešti savo žinutę. Šie elementai visos žalios komunikacijos iš tikrųjų atitinka ir tai, kaip mes apibrėžiame ir suprantame prekių ženklą. Kas yra prekių ženklas? Prekių ženklas yra skaičiai, raidės, spalvos, grafiniai elementai, garsai, kurie ir gali atskirti vienas prekes nuo kitų prekių. Ta supranta puikiai verslas ir tą puikiai verslas išnaudoja, pristatydamas savo aplinkosauginės idėjas, pasitelkdamas prekių ženklus. Vienas pavyzdys būtų to žaliosios tos komunikacijos, tai iš tikrųjų Apple has a plan. Apple kompanija pasirinko šį šūkį ir savo ženklą adaptavo, papildydama savo prekių ženklą papildomą elementų žalių lapelių ir pridėdama prie šio ženklo šūkį. Ženklas yra registruotas, 2021 metais jis buvo registruotas ir yra pakankamai naudojamas būtent tai komunikacijai, kuri yra susijusi su jų aplinkosauginiais veiksmais skelbti. Tokių ženklų ir tokios praktikos, kai imamas prekių ženklas, tas, kurį jau gerai žino vartotojas, ir jis yra pildomas tam tikrais elementais, šiuo atveju signalizuojančiais būtent apie aplinkosauginį veiksmingumą, praktikoje yra iš tikrųjų daug. Kitas pavyzdys, jau ieškojau lietuviško pavyzdžio, tai būtų Akvilė Ekobag. Prieš porą metų mūsų dizaino apdovanojimuose susirinko būtent šis prekių ženklas ir kampanija visa skirta šiam prekių ženklui
apdovanojimus ir dėmesį, kai į rinką paleido pakuotės, kuriuose yra iš tikrųjų labai nedaug plastiko, ten tik tokia juostelė. Ir šis dalykas, ekologinė mintis, ekologinė idėja buvo atspindėta taip pat prekių ženklu. Prekių ženklas buvo registruotas, jis buvo registruotas nacionaliniu mastu ir yra saugomas. Tai atsiranda tas eko elementas, su kurio naudojimu, su žaliaja direktyva, kaip jau kalbėjau Urtė, tai čia būtų daug klausimų ir net ne tada, kai atsiras ta ekologiškumo teiginių direktyva, jau šiandien tų klausimų yra labai daug, nes kaip ir linkstama Europoje, kad mes kai kalbam apie eko, tai mes kalbam apie maistą visų pirma, yra specialus reglamentas, kuris nustato labai daug reikalavimų, kada tas eko gali būti naudojamas ir kokius reikalavimus turi išpildyti. Bet ne visi ženklai taip daro, kad ima savo prekių ženklą ir jį pildo. Kiti ženklai pasirenka įvesti visiškai naujus ženklus, kurie yra skirti būtent produkcijos, kuri turi tą aplinkosauginį aspektą pristatymui. Tai vienas tokių ženklų žymesnių yra Nike ženklas Move to Zero. Jie jo žymi pakuotės iš principo savo, bet ne tik. Atsirado kaip pakuočių žymėjimui, bet šiandien jis yra išsiplėtęs. Ženklas yra įregistruotas 2019 metais, jau 6 metus. Beveik yra naudojamas ir labai neša aiškias žinutes, ten yra visas planas, ką žada, ką turi, ką darys, ko nedarys. Tai matome, kad tų būdų, kaip tas ženklas gali būti, kaip gali būti tapti prekių ženklas komunikacijos priemonė yra, bet, aš čia paminėjau 3 pavyzdžius. Matėme, Urtė pateikė tų pavyzdžių daugiau, Lina irgi dalinosi pavyzdžiais. Ar visi šie ženklai, ypač tie ženklai, kurie turi tos žalius elementus, turi žodžius, kurie mums iš karto sufliruoja aplinkosauginį efektą, iš tikrųjų yra žali. Mes galime ir turime visų pirma suprasti, kad prekių ženklas tai nėra tas vizualas ar kažkoks kitas elementas, kurį mes esame įsidėmėję, įsiminę. Prekių ženklas visų pirma yra prekė, produktą, paslaugą, kurią jis skirtas žymėti. Ten yra esmė. Prekių ženklas tik pažymi tą prekę. Žvaigždė yra prekė. Taip ir žaliojoje komunikacijoje prekė, produktas, paslauga visada turi būti žvaigždė. Ir tą pasakė ES intelektinės nuosavybės tarnyba, kad žalieji prekių ženklai, mes juos įžiūrime ne per išraišką, o per turinį. Žalias ženklas yra tas ženklas, kuriuo žymima prekė ar paslauga yra žalia. Ženklai, kurie turi tų kitų elementų, kurie mums sufleruoja apie aplinkosauginį tą visą aspektą, yra tiesiog prekių ženklai, kurie turi savyje kaip elementą ekologiškumo kažkokį vieną ar kitą teiginį, tą žaliąjį teiginį. Tai mes šitą turime labai gerai suprasti, kalbėdami apie tą žalią ženklą ir suvokti, ką turime statyti, kam turime skirti dėmesį. Tai būtent orientuotis į prekes ir paslaugas. Tai apie kokias prekes ir paslaugas mes kalbame. Tai ES intelektinės nuosavybės tarnyba išskyrė 900 daugiau, šiek tiek iškategorizavo prekių ir paslaugų. Jos priklauso 35 NICOS klasifikacijos klasėms ir jas galima skaidyti 9 kategorijas. Tai energijos gamyba, energijos taupimas, vežimas, taršos kontrolė, atliekų tvarkymas, atliekų perdirbimas, žemės ūkis, klimato kaita, aplinkosauginis švietimas. Tai yra tos 9 kategorijos, kurioms, jeigu mes darome produktą ar teikiame paslaugą būtent va šitose srityse ir naudojame prekių ženklą, nepriklausomai nuo to, kokios jis yra spalvos, mes galime kalbėti, kad tai yra žaliasis ženklas. Labai gerai antrajame berods pranešime buvo pateiktas pavyzdys, amerikiečių kompanija Urtė pateikė ir dabar galvoju, raudonas ženklas buvo apie Solar First, ne? Kompanija ir prekės ženklas raudonas, o iš tikrųjų yra visiškai žalias savo turiniu. Tai
Kai kalbame apie žalius ženklus, na, visada reikia ieškoti tos žalio turinio, o ne remtis tą žaliąją išraišką. Prancūzai visada ieško moters, jeigu kas nors nutinka, mes visada ieškokime būtent tų žalių prekių arba žalių paslaugų. Bet sakysit, kalbėjom apie daug pavyzdžių, kad būna tų ženklų žalių, tokių jau tikrai žalių savo spalvinę gamą, kurie irgi turi kažkaip turėti savo vietą šitam teisiniam reguliavimui ir jie yra kažkaip susijęs su žaliųjų teiginių direktyva ateinančia, su greenwashingo praktikomis ir visais kitais dalykais. Taip, yra ir tokie ženklai taip pat gali būti saugomi. Žalieji teiginiai taip pat gali būti registruojami kaip prekių ženklai, čia nieko naujo ir nieko kitaip. Tik tai šita kelionė, kai jau mes kalbame apie žaliojo teiginio registraciją, jinai yra, tas kelias yra daug slidesnis ir jis turi daug daugiau iššūkių ir daug daugiau apie ką reikėtų pagalvoti. Tai pirma kelionės dalis visada yra registracija ir čia reikia paprastai pasižiūrėti į mūsų prekių ženklų įstatymą. Ką sako mūsų prekių ženklų įstatymas? Aš čia išrinkau tas aktualesnesias nuostatas, tai kad neregistruojame prekių ženklų arba jau esamas registracijas galime nuginčyti, jeigu tas ženklas tik aprašo paslaugų charakteristiką. Paslaugų charakteristikų sąrašas nėra baigtinis, tai gali būti ir aplinkosauginės charakteristikos. Ir čia patenka visi Eco-Perfect, Eco-Trend, Save the Oceans ir visi kiti ženklai, kurie neturi skiriamojo jokio požymio, o iš tikrųjų yra tik skirti aprašyti ir parodyti, kad ta prekė, kuri turi šį prekių ženklą, išsiskiria savo tam tikromis savybėmis. Tai lygiai taip pat gali tapti bendriniu, tie visi teiginiai kažkokie, čia aišku reikia laiko, taip pat jie gali klaidinti visuomenę. Tai jeigu įsijungia šitie dalykai, ženklas turėtų būti neregistruojamas. Žinoma, šitą visą dalyką labai paprasta apeiti, jeigu mes turime stiprų prekių ženklą ir jį pildome teiginiais, kurie pabrėžtų tas aplinkosauginės taisyklės. Tada mes prekių ženklą registruoti, žinoma, galėsime, kliūčių mums nebus, atsiras klausimų dėl tokio prekių ženklų naudojimo. Ir čia jau puikiai papasakojo Urtė, kad mums įsijungia teisinis reguliavimas susijęs su tuo, kaip mes tą prekių ženklą galime naudoti. Tai pirmasis dalykas, tas ženklas turi atitikti reklamos reikalavimus. Jis neturi tapti reklamos priemonę, kuri klaidina vartotoją ir kuri vartotojui skleistų netikrą, nepatikimą, neaiškę, jį apgaunančią žinutę. Tai jeigu prekių ženklas yra naudojamas tokiu būdu, toks jo naudojimas nėra galimas, bet mes čia žiūrime ne iš prekių ženklų pusės, mes jau čia žiūrime iš tos vartotojų teisių apsaugos pusės. Dar daugiau reikalavimų ateis, žinoma, su ekologiškumo teiginių direktyva. Prieš porą metų jau skaičiau pranešimą apie tą ekologiškumo teiginių direktyvą ir sakiau, 2025-aisiais tikrai pradėsime taikyti. Nes projektas buvo 23 metais, reikalavimų ten gal 10 ar 20 skyrėme, ko galėsime daryti, ko negalėsime daryti, kaip negalėsim naudoti eko jau tikrai niekur išskyrus maisto produktus ir tik tada, kai jau reikės. Praėjo 2 metai, mes vis dar ES mastu diskutuojame apie tai, kad mums reikia tos direktyvos ir koks jos bus turinys. Tai va čia, kai kalbam, Amerika kažką daro, Europa šiek tiek atsilieka, tai Europa labai iš tikrųjų išdiskutuoja šitos klausimus. Tai nereiškia, kad reguliavimas negalioja. Mes viską galima pakišti po tuo bendruoju reklamos reikalavimu, kad jinai būtų teisinga, aiški ir nenuslėpti jokios informacijos, bet jeigu yra poreikis iš tikrųjų ir tas poreikis jau labai seniai išreikštas, kad turime turėti
specialų aktą, kur būtų labai aiškiai pasakyta, kas yra greenwashingas, tai einame tuo keliu. Tai 2 metai jau priiminėjame, daugiau negu 2 metai tą projektą, kuris čia paskutinis yra. Ir jau tikimės, kad kitų metų pradžioje jis bus priimtas ir į Lietuvos tada teisinę sistemą turės būti inkorporuotas, perkeltas per 2 metus. Ir tada atsiranda tas dalykas, kad aš sakau, kad mes negalime naudoti, nes, pavyzdžiui, netitinkame kažkokio reikalavimo. Neturime sertifikavimo, neturime įrodymų dėl viso gyvenimo ciklo, prekės ar dar kažkokių dalykų. Mes prekės ženklo nenaudojame. Suprasti reikia, kad po 5 metų, jeigu prekių ženklas nėra naudojamas, jis gali būti nuginčytas. Tai va šitą riziką taip pat reikia įsivertinti, registruojant prekių ženklus. Tai čia sprendimai gali būti įvairūs, mes galime kalbėti apie prekių kažkokios šeimos kūrimą, jeigu mes turime aplinkosauginį aspektą, mes turime stiprų pagrindinį ženklą ir tada atsiranda žali kažkokie elementai skirti būtent tvarumo komunikavimui, galbūt mėlyni socialinės atsakomybės, nes ten mes apie bliūtą spalvą lyg išsiskiriam komunikavimui ir taip toliau. Tai vienas iš variantų yra iš tikrųjų turėti stiprų ženklą ir jį papildančius elementus. Bet reikia turėti tą, kad jeigu jau turite prekių ženklą, jį turite ir naudoti. Nes jeigu prekių ženklą nenaudosite, tai jūsų apsauga paprasčiausiai pradings ir tam jūs turite 5 metų laikotarpį. Jeigu žaliasis teiginys draudžiamas, tai čia tokia labai svarbi, man atrodo, taisyklė, tai jo negalima naudoti nei kaip prekių ženklo, nei kartu su prekių ženklu, nei jokių kitų būdų. O tai kokios yra alternatyvos? Tai alternatyva yra iš tikrųjų tie sertifikavimo ženklai, apie kuriuos girdėjome praeitam pranešime, jų ten buvo išskirta, pasakyta, kad 230 ir labai daug. Skaičiavau, man atrodo labai daug, tai čia jeigu padarinsime ant visos ES vos 10 per šalį, tai čia man atrodo, kad labai nedaug ir vartotojas gali iš tikrųjų žinoti. Tai su sertifikavimo ženklais yra taip, aš čia irgi įdėjau kelis pavyzdžius, jų yra daug daugiau, kaip minėjome, apie 230 turime pavyzdžių. Turime ES ženklus, čia jų nėra, yra žaliasis lapelis ir tai yra maisto produktams ir ES gėlė, kuri yra skirta ženklinti ir žymėti visus kitus gaminius. Tai čia yra viena sertifikavimo sistema, europinė. Kitos sertifikavimo sistemos gali būti tos privačių iniciatyvų. Taip. Institucija, privatus kažkoks subjektas, kuris negamina pats prekių ir paslaugų, bet jisai užsiema veikla, jisai sertifikuoja, jis nustato taisyklės, kokius reikalavimus turi atitikti ir jis išduoda teisę naudoti tuos sertifikavimo ženklus. Prekės pažymėtos tokiu sertifikavimo ženklu, jeigu ten mes iš tikrųjų turime aukštą kokybę ir kontrolę, iš tikrųjų vartotojui neštų daug stipresnę žinutę ir toj žalioji komunikacijai gali būti labai paveikios. Tai šiandien tiek norėjau pasakyti apie žaliuosius ženklus. Ačiū už jūsų dėmesį ir pagrindinis dalykas - žalia yra ne spalva, o turinys. Taip, ačiū Jums. Ačiū Justinai, nepabėkit. Mes turime klausimą Jums iš mūsų žiūrovų. Žalia klasikinė žaliosios komunikacijos spalva naudojama prekių ženkluose ir kitur. Kokios dar spalvos vartotojo akyse kuria asociacija prekių ženklė su tvarumu? Gal yra kokios nors tvarumo spalvų mados? Tai aš net nebejoju, kad yra. Tik tai aš kaip teisininkė, nelabai gal galiu atsakyti kompetentingai iš tą klausimą, bet turbūt tą tokią rudą spalvą, kuri yra perdirbto popieriaus spalva, tai tikrai galėtume priskirti. Ir dar norėjau papildyti, kad apie madas. Taip. Yra ne tik greenwashing, bet yra bluewashing, whitewashing, brownwashing. Tai visi jie irgi turi kažkokias sąsajas, tarkim, brownwashingas yra su diversity inclusion temomis susijęs,
blue washingas, prisiskirimas prie tam tikrų organizacijų, kad mes tam palinkom jungtinių tautų kažkokią iniciatyvą. Socialiniai tie aspektai, white washingas, mintis apie tai, kad tik tais gražius dalykus sakom, nieko apie save blogo nepasakom. Tai yra skirtingų washingo formų ir čia gal šiek tiek kitas aspektas, nėra grinai su spalva susiję, bet green, blue, white, žodžiu, visokių washingo formų yra. O komunikacijoje tai gali būti viskas, kaip akcentuokimės ne į spalvą, o į turinį. Tai dar čia daug svarbiau. Gerai, ačiū Jums, ačiū. Tai ALO advokatų kontoros advokatė, patentinė patikėtinė Justina Nikė.